dienos didžioji šios dienos kulminacija. Didysis vyrų finalas. O jame patirtis prieš jaunystę. Puikiai žinomi veidai, pabandėjai sukurti gražią šventę ir gerų tonų pabaigti šį turnyrą. Taigi pradėkime nuo patirties. Ir į aikštelę kviečiu Paulių Matulį. Ir jo kolega Artūras Bekiš. Šiandieniniai jų varžovai Edvinas Vaškelis ir jo kolega Artur Vincelovič. Belieka pristatyti šių varžybų teisėjus. Pirmasis Steponas Narvydas ir antrasis teisėjas Ernestas Jaščanin. Taigi minimum 2 setai. Kągi, mėly bičiuliai, Credit 24 arena, vieta Vilniuje prie Baltojo tilto, pirmojo Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionato etapo lemiamas mačas. Bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip seksis Pauliui Matuliui ir Artūrui Bekišui prieš Edviną Vaškelį ir Artūrą Vincelovičių. Rungtynėms vadovauja Steponas Narvydas, pirmasis arbitras, antrasis Ernestas Jaščeninas. Priminsiu, kad mažai finalą 2-1, atsiprašau, laimėjo Alberto Maševič ir Marius Malinauskas. Įveikę lemiamame trečiajame sete 15-12 Mindaugo Mikolausko ir Audriaus Žagužausko duetą. Na, o dabar mūsų ekranuose kairėje Paulius Matulis ir Artur Bekiš, o dešinėje Edvinas Vaškelis, šiuo metu stovintis po tinklu ir padavimą atliekantis Artur Vincelovič, žaidžiantis su kepurėle. Lygų 1-1. Vincelovičius priėmime, jo puolamasis iš eigos dabar pabandė sužaisti Artur gynyboje, nesėkmingai Bekiš. Ir čia Edvinas Vaškelis, jo vizitinė kortelė, Šiaulių Algos Master ID lyderis, kartu su Arnu Rumševičium daužės ne vienos varžovų komandos užtvaras ir vienas ir kitas. Šiauliečiai buvo vieni geriausių šio sezono Baltijos tinklinio lygos atletų, tačiau jų dviejų pastangų nepakako tam, kad finale būtų nugalėtas Vilniaus Flamingo Volley klubas. Galingą puolamąjį smūgį turintis Edvinas Vaškelis čia turėtų būti rimtas išbandymas priešingoje tinklo pusėje esantiems Pauliui ir Artūrui. Galinga vinikala Artūras Bekiš. 3-2. Paulius Matulis su kamuoliu. Artur Bekiš gestas, kaip reikės sužais gynyboje. Krosą bando dengt dabar Bekišas, nuspėja varžovų sumanimą, čia Vaškelis. Negauna perdavimo, nors lyg buvo galima to tikėtis. Iš eigos vėl sužaidęs Vincelovič. Lygina rezultatą po 3. Vaškelio 2 pirštai žemyn. Krosą iš kairės ir iš dešinės bandys uždengti dabar šiaulietis. Tačiau su labai aštriu kampu puolime sužaidė Artur Bekiš. 4-3 priekyje dabar. Ši pora keičiasi komandos aikštės pusėmis. Surinkti 7 taškai. Ir klaida padavime. Gaila.
Gaila. Artūras Bekis dovanoja tašką varžoms. Edvinas Vaškelis. Na, jo. Ir Arno Rumševičiaus galingi padavimai, ne kartą pelnyti eisai, bet tai yra salės tinklinė, čia yra šiek tiek viskas kitaip. Užribis. Užribis, Vaškelis kamuolio neliečia. Čia yra situacija šiek tiek kita. Yra saulė, yra minimalios vėjo paklaidos, na ir suprantama, atsispyrimas yra netoks kaip salėje, tu negali taip aukštai pašokti ir tu negali atlikti tokio galingo smūgio. Įsibėgėjimas taip pat nėra toks greitas, nes kojas klimpsta į smėlį. Gali būti, kad tai buvo viena iš nesėkmingo Edvino Vaškelio padavimo priežasčių būtent šiuo metu. Po 5. Vaškelis Vincelovičiui. Šis per centrą pramuša vis dėlto Artūro Bekis gynyba. 6-5. Priekyje Vaškelis su Vincelovičium. Artūro padavimas. Dar kartą kamuolys liečia tinklą, bet lieka žaidime. Ir čia kontratsakymas iš Bekis. Lygu dar kartą po 6. Žemas Vaškelio kamuolio pakelimas, tačiau to užteko, kad Vincelovičius negalingų smūgių, o taktiškai permestų kamuolį per prie tinklo žaidusi Artūrą Bekis. 7-6. Dar kartą Vaškelio padavimas, prieš tai jis suklydo. Į 6. zoną. Bekis linija. Ne, užribis. Ką dabar rodo Steponas Narvydas. Na va, +2. Pirmą kartą šiame mače +2 turi viena arba kita komanda. Dar vienas galingas Vaškelio padavimas. Ir gynyboje sėkmingai žaidžia Edvinas, tačiau liečia bloką. Liečia tinklą. Ką iškart užfiksavo Steponas Narvydas, blokuodamas varžovų smūgį, Edvinas pažeidžia taisyklės. Vieną pirštą dabar rodo Bekišas Pauliui Matuliui, įstriža stengsis dengt, bet kad ir kaip aukštai stengiasi šokti Artūras Bekis čia, kuomet kamuolys yra kairiajame puolimo krašte, Edvinas Vaškelis sustabdomas labai sunkiai. Vini kaldamas į varžovą aikštės pusę ir gražindamas 2 taškų atsargą savo komandai Artūr Vincelovič su kamuoliu už galinės linijos. Ir dar kartą puolime Edvinas Vaškelis po nesėkmingo Artūro Bekis priėmimo. +3 pirmą kartą nuo seto pradžios. Jau 3 taškų atsargą dabar turi Vaškelis su Vincelovič. Rizikuoja galingais padavimais. Edvinas ir Artūras ir ta rizika, na bent iš dalies, kol kas pasiteisina. Dar kartą pasiseka dabar Vincelovičiui. Na, tokie smūgiai neįmami, pasižiūrėkite, kaip gynyboje yra įsidėstę Paulius ir Artūras, jie laukia stiprių smūgių. O kada kamuolys liečia tinklą ir leidžiasi iškart prie jo, suspėt šansų nėra. Net ir žaidžiant turbūt salėje. Tokioje situacijoje, kai esi 6-5 zonose. Nebereikėjo dabar Vincelovičiui akinių pagalbos, vėl nesėkmingai sužaidė priėmime Bekis, bet čia nepalankiai susiklostė aplinkybės. Edvinui ir Artūrui. 8-11. 2 berods pirštai. Ką dabar Paulius parodė savo porininkui, bet prieš Vincelovičiaus krosą jokių variantų nebuvo. 12-8.
Edvinas Vaškelis. Dar kartą į šeštą. Ten Matulio priėmimas. Jo puolamasis Vincelovičius apsigina. Pats išeina į ataką ir pelno tašką. Puikiai dabar gynyboje sužaidė Vaškelis su Vincelovičium. 13-8 + 5 didžiausią pranašumą įgyja Vaškelis su Vincelovičiumi. Reikia keistis aikštėmis. Dabar variantas, kad Artur vėl užsidės akinius. Reiks žaisti prieš saulę, nors ji vis blankesnė ir vis žemiau. Edvinas Vaškelis ir Artur Vincelovič didina persvarą prieš Paulių Matulį ir Arturą Bekiš. Vaškelio ir Vincelovičiaus pora pirmajame mače 2-0 nugalėjo Aivarą Strockį ir Martyną Miliuką. Per 28 minutės antrajame susitikime taip pat sausai pranoko Šuklio ir Staševičiaus porą. Na, o toliau nukeliavę į pusfinalį. 2-0 įveikė Mikalauską ir Žagužauską, kurie nesėkmingai sužaidė mažajame finale likę 4 vietoje. Matulis su Bekiš laimėjo patį pirmąjį mačą, 2-0 nugalėjo Tomaševičių ir Malinauską. Antrajame taip pat 2-0 pranoko Mikalauską ir Žagužauską. Ir tiesiausių kelių nukeliavo į finalą. Taip kad nei vieni dar nebuvo pralaimėję, nei vieną setą. Čia puikiai gynyboje žaidžia Bekiš. Atrodo, prieš Vaškelio krosą jau nebuvo variantų, tačiau Edvinas neišnaudoja puikaus šanso. 9-13. Vieną tašką pavyko atkovoti Pauliui su Artūru. Dar kartą nelabai sėkmingai sužaidė Vaškelis. Dar kartą parodė, kaip sužais gynyboje. Kamuolys liečia anteną ir rodo dabar Steponas Narvydas, kad taškas yra skiriamas Pauliui su Artūru 10-13 arba 2-0. Po to, kai pasikeitė aikštelės pusėmis abi komandos. Ir Matulio klaida 14-10. Na. Arno Rumševičiaus, Luko Každailio. Čia nebuvo šiame etape, vilėmės, kad mes juos pamatysime kitame. Čia eisą atlieka Artur Vincelovič 15-10. O Artur eiso 15-10. Šį sykį tinklą. Klaida į klaidą atsako Artur su Paulium 11-15. Artūras Bekiš. Jo bendravardis ima kamuolį. Žemai dabar į kelia Vaškelis. Ir Vincelovičius nuo varžovo rankos pelno tašką, toks įstrižas į bloką smūgis ir kamuolys toks išskriejantis iš aikštės. Leido laimėti dabar kamuolį paduodančiai komandai dar vieną tašką. Atsitraukia Vaškelis. Vincelovič į šeštą, į užribį. Taip, už aikštės ribų skrieja kamuolys 12-16. Sužaisti ir dar 7 taškai. Pirmajame, antrajame setuose po 7 taškų, bendrų 7 taškų komandos keičiasi aikštės pusėmis. Trečiajame visą tai daroma dažniau, po 5. Matulio padavimas. Vincelovič priėmėme, Vaškelis turi ūgio pranašumą prieš Bekiš. Užribis. Vaškelis kamulio neliečia, žaisdamas gynyboje. 17-12. 17-12. Edvinas ir Artur priekyje. Dar kartą į šeštą zoną, minkštai ten Bekiš gynyboje, o po to labai racionaliai sužaidė puolime, tačiau traukia Vincelovičius sunku kamuolį. Bekiš ir Matulis į užribį. Na, analogišką situaciją turėjo Edvinas. Tačiau tąsyk prieš save matė varžovą iškeltas rankas, dabar visiškai laisvas.
Paulius Matulis, na, galbūt tai jau yra ir nuovargis. Ne tik fizinis, bet ir emocinis, psichologinis, bet to finalo įtampa taip pat daro savo, tuo pačiu atsako Vinsalovič, tačiau, na, Edvino ir Artur pora atrodo labiau savimi pasitikinti. Bekiš planeris į 6, ten Vinsalovičius. Žaidžiame toliau. Ir kaip klysta Bekiš. Buvo galima sužaisti per 3, tačiau antruoju smūgiu nusprendė Artur Bekiš baigti šią ataką. -6. 1 taškas iki set pointo dabar skiria Vaškelis su Vinsalovičium. Ir dar vienas užribis, 3 klaidos iš eilės, 2 kart klysta Paulius, kartą klysta Arturas, net 7 set bolus dabar turi Edvinas Vaškelis ir Artur Vinsalovič. Šiaulių LG Master ID Edvino Vaškelio. Pokštai, ar ne per anksti? Dar kartą publikai sužaidžia Vaškelis. Ir dabar turės progą atlikti puolamą į smūgį. Pirmoje seto pabaigoje, ką ir daro Edvinas Vaškelis, viskas. 21-13. Edvinas Vaškelis ir Artur Vinsalovič pranoksta Paulių Matulį ir Artur Bekiš. Tai yra pirmasis Pauliaus ir Artur Bekiš pralaimėjimas kol kas šiame etape. Pirmasis pralaimėtas setas. Pasižiūrėsime, ar pavyks atsitiesti ir ar pavyks iškovoti atsakomąją pergalę antrajame sete. Abi komandos vėl grįžta į aikštę, na, o kadangi mes esame Vilniuje, čia toks lyrinis nukrypimas į tai, kas vyko šiandien Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale, nes pasidalino turbūt publika į tinklinio ir krepšinio gerbėjus, na, kai kas pasirinko sodą, ežerą ar kitą vandens telkinį, tačiau tiems mūsų bičiuliams, kurie yra šiuo metu su mumis, visiems Vilniečiams, džiugi žinia, Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Vilniaus Lietuvos Rytas 75-66 nugalėjo Klaipėdos Neptūną ir iškovojo bronzos medalius. Nukraujavusi Rimo Kurtinaičio vadovaujama ekipa įveikė būsimojo Lietuvos rinktinės trenerio Dainiaus Adomaičio vedamą Klaipėdos Neptūną. Pas mus 1-0. Rezultatas tampa lygus po 1. Artur Bekiš pelno pirmąjį tašką antrajame sete. Arturas Bekiš lygina 1-1. Bekiš planeris į 6, ten Vinsalovič, jo puolamasis linija. Pamastė teisėjas, rodo į užribį. Skriejo kamuolys 2-1. Matulis Arturas Bekiš priekyje. Minkštai Vaškelis priėmime, jo puolamasis šįsyk dešinę žaidžia Edvinas, tačiau jokių šansų. Prie galinės linijos likusiam Bekiš, 2-2 lygų. Na, ką minėdavo dar sezono metu. Šiaulių Algos Master ID komandos vyriausiasis treneris Modestas Trockis. Edvinas Vaškelis turi daug potencialo, tačiau kartais šiam vaikinui kiša koją psichologija. Dabar matome tokį pasitikėjimą savimi iš Edvino. Tačiau tų klaidelių visgi pasitaiko. Nors ir turintiems pranašumą. Sportininkams jų išvengti nepavyksta. Dėl fizinio nuovargio čia galim ginčytis. Graži ataka. Paulius Matulis didina pranašumą iki 2 taškų antrajame sete 4-2.
4-2 priekyje Paulius ir Artūras. Vincelovič vinis į varžovo aikštę. 3-4 arba bendri 7 taškai, vėl reikia keistis pusėmis. Dabar prieš Saulę žaidžia Vaškelis ir Vincelovič, tam tikrą kozirį turės Paulius su Artūru, tačiau pirmajame sete jo pradžioje Vincelovič žaidė su akiniais, dabar lieka tik su kepurėlė nuo Saulės. Jo padavimas. Planeris į 6, Bekeš gynyboje ir puolamasis, išmintingas, jėgos nereikėjo. 5-3. Dar kartą Vaškelio pakilimas, Vincelovič. Na, 1-1 tokioje situacijoje apsiginti labai sunku, nebent gale stovinti žaidėjas nuspėtų varžovo smūgio kryptį, tačiau to padaryti nepavyko. Dabar netgi to ir nereikėjo daryti. Rikošetų nuo bloko atšokęs kamuolys iš karto krito į smėlį, šansas išlyginti rezultatą. Vaškeliai su Vincelovič. Dar vienas galingas padavimas, minkštai Bekeš gynyboje. Apsigina Edvinas ir jo šįsyk dešinė, puikus krosas, lygų po 5. Šalia bloko skrieja kamuolys. Rezultatas lygus 5-5. Dar kartą priminsiu, kad šio turo ir apskritai čempionato nugalėtojai renka reitingo taškus, kadangi atrankos į Latvijoje Jūrmaloje vyksiantį Seno žemyno čempionatą nebus. Ten keliauja tik didžiausius reitingus turintys sportininkai. Čia prieš prasidedant šioms kovoms turėjo reitingo taškų, dabar kamuolį turinti pora, tačiau tų reitingo taškų nebuvo tiek, kad būtų galima iš karto nukeliauti į Europos čempionatą, tačiau yra planas B. Priminsiu, tai yra vardinis kvietimas, o kaimyninė šalis gali tokią dovanėlę suteikti lietuviams. Susidomėjimas tikrai nuo to tik padidėtų. Minutės pertraukėlė, kurios dabar prašo kamuolį turinti komanda, lygų 6-6. Rezultatas lygus 6-6. Priminsiu, jog pirmąjį setą laimėjo Edvinas Vaškelis ir Artūr Vincelovič. Baigėsi minutės pertraukėlė antrajame sete vyrų finale. Rezultatas lygus po 6. Artūr Vincelovič dabar dar diskutuoja su pirmuoju teisėju Stepanu Norvydu. Viskas aišku, žaidžiame toliau. Ne viskas aišku. Ne viskas aišku, dabar eina pagrindinis mačo teisėjas prie sekretoriato. Na, tam tikri niuansai kol kas dabar yra.
aiškinami čia prie sekretoriato, kol kas rezultatas lygus antrajame sete. Na, o aš dar kartą paminėsiu, kad kitose etapuose, lygiai taip pat kaip ir Vilniuje, tinklinė mėgėjai galės ne tik pasižiūrėti, bet ir patys sudalyvauti varžybose. Čia, kas esate sostinėje, žinote, kad yra ir daugiau aikštelių ir jos visada yra laisvos tinklinio mėgėjams nuo ankstaus ryto, taip kad galima ir patiems pažaisti, galima ir pabūti žiūrovu. Na, o šis čempionatas, anot Lietuvos tinklinio federacijos prezidento Dariaus Čerkos, visgi turėtų tapti reprezentacinis. Norima, kad čia dalyvautų paties aukščiausio lygio Lietuvos atletai. Norima, kad čia sėkmingai pasirodę atletai nebūtų nepastebėti. Na, o jeigu kalbėtume apie visus techninius dalykus, čia nereikia paminėti, kad visi dalyviai prieš kiekvieną etapą turės ne tik nustatytų terminų pateikti komandos paraišką, žaidėjų sveikatos pažymą, bet dar reikės ir turėti Pasaulio tinklinio konfederacijos numerį bei sumokėti Europos tinklinio konfederacijos licenzijos metų mokestį. Be to reikės mokėti ir varžybų starto mokestį. Nieko nepadarysi, kitaip reitingo taškų negausi. Edvinas Vaškelis dabar yra medikų apsuptyje. Na, priverstinė pauzė, kuri gali kiek komplikuoti situaciją. Edvinui Vaškeliui panašu iš nosies bėga kraujas, todėl jis negali žaisti toliau. Na va, stoja nuo smėlio Edvinas Vaškelis, nosies viena šnervė yra užkišta. Pažiūrėsime, kaip viskas čia dėliosis toliau ir ar tai nebus. Ir ar tai nebus savotiškas koziris varžovams. Kągi, lygų 6-6 antrajame sete, pirmajame be jokių problemų. Edvinas su Artūru varžovus nugalėjo 21-13. Visiška lygybė, 6-6. Grįžta dabar į savo vietą Steponas Narvydas ir jo kolega Ernestas Ješčeninas. Grįžtame į veiksmą. Pasiruošęs atlikti padavimą Paulius Matulis. Viskas, žaidžiame toliau. Vaškelio perdavimas, Vincelovič. Apgauna dabar prie galinės linijos buvusį Paulių Matulį. Galingo smūgio palei galą nebuvo. Artur Vincelovič ne pirmą kartą tokius trumpais krosais sėkmingai sužaidžia po minkštų Edvino Vaškelio pakėlimų. Nelietė. Lietė Vincelovič kamolį ir tai leidžia varžovams išlyginti rezultatą po 7.
Vincelovič gynyboje sėkmingai, o po to galingas jo smūgis iš kairio atakos krašto 8-7. Na ką, Edvinas rizikuos ar smūgios planerį, ar vėl matysime jo galingą padavimą šuolyje. Pasuktas kamuolys, o čia jau Bekiš labai nesėkmingai, šuolis minimalus, tačiau kamuolys per toli leidžiasi ir jo skriejimo nusileidimo kampas nebuvo toks aštrus, kokio norėtųsi Bekiš gynyboje. Jo minkštas smūgis į varžovo aikštės pusę. Vincelovič renkasi kitą taktiką už galinės linijos, ne, į liniją krinta kamuolys. 8-9. Puikus blokas. Jį atliko Artūras Bekiš. Paulius Matulė. Planeris. Vincelovič per centrą ir dar kartą 1-1. Na, tokiose situacijose, kuomet kamuolys yra centre, sunku nuspėti, kaip sužais Vincelovič, ar smūgiuos iš eigos, ar bandys apves bloką, ar bandys netgi kamuolį permes per bloką. Kuomet kamuolys yra krašte, Vincelovič taip pat sužaidžia įvairiai ir smūgiuoja krosą ir smūgiuoja virš varžovų rankų. Tačiau dabar Artūras klysta paduodamas ir vėl taško deficitas, tik tai slegia Matulis su Bekiš. Artūras su kamuoliu. Dviejų Artūrų savotišką derbį stebime čia. Pirmojo etapo finale. Na va, momentas, apie kurį ką tik tai sakiau, per centrą žaisdamas Vincelovič turi įvairių pasirinkimo variantų. Gali naudoti fizinę jėgą, gali naudoti išmintį. 11-9. Edvinas Vaškelis padavime netikslus. Suma 21. 11-10 dar kartą keičiasi abi komandos pusėmis ir trumpam pertraukėlė. Annie Lennox, kadaise kultiniu laikytas kūrinys Sweet Dreams, o pas mus 11-10. Kol kas iki Sweet Dreams dar tolokai, bet Vaškelis su Vincelovičiumi yra arčiau tikslo. Bekiš reaguoja Edvino apgaulingą smūgį. Vincelovič dar kartą gainioje gale žaidžiantį Matulį. Šio atsakomasis smūgis, rezultatas lygus 4 vienetai. Tablo? Lygu 11-11. Na va, prisiminė, kad žaidžia prieš Saulę dabar Artūr Vincelovič. Bus paprasčiau šiek tiek gaudyti aukštus kamuolius. Vaškelio nelabai sėkmingas priėmimas, tačiau puolamasis į liniją. Ne, į užribį skrieja kamuolys, bet geltona kortelė. Geltona kortelė yra rodoma Artūrui Bekiš, kuris prašė teisėjo Stepono Narvydo baigti juokus, tačiau kamuolys nuskrėjęs į užribį nebe paties Bekišo pagalbos. Kaip įvertino šią situaciją arbitras? Svarbu nepalūž dabar. Svarbu nepalūž dabar Pauliui su Artūru. Šaunuolis Bekiš nelietė kamuolio, kuris skriejo visiškai šalia linijos, lygų po 12. Vaškelis bus išvestas į puolamąjį smūgį. Be variantų ten Bekiš apsiginti 1 prieš 1, kuris turi žymų ūgio deficitą.
Vaškeliui galima ir aukštesnius kamuolius pakelt, tuomet atkreipkime dėmesį, kai Bekiš dar žaidžia gynyboje, tokį gilų įtupstą daro, kad pašoktų kuo aukščiau, bandydamas blokuoti varžovo smūgiuotą kamuolį. O čia protingai Artur Bekiš išmaudo Vaškelį lygų po 13. Dar kartą Vaškelis, šįsyk dešinę, per stiprus smūgis, kad gynyboje gerai sužaidęs Bekiš išlaikytų kamuolį aikštėje. Bekiš dar kartą išvestas puolamajam smūgiui. Traukia Vincelovič, traukia Vaškelis ir Artūro atakos pabaiga. Dar kartą apsigina Paulius Matulis, smūgiuodamas dabar į varžovą, tačiau prieš tai buvo pažeistos taisyklės. Ir 2 taškų atsargą įgyja Vincelovič su Vaškeliu. 15-13, dar kartą keičiasi aikštės pusėmis abi komandos, gali būti, kad tai bus paskutinis pasikeitimas, jeigu antrojo seto pabaiga sėkmingai sužais Vincelovič su Vaškeliu, be to ir Vėjelis šioks toks dabar kamuolį paduodančios komandos pagalbininkas. Bekiš persirita kamuolys per tinklą, 14-15, labai svarbus psichologiškai momentas. Ką reiškia -1 ir -3. Paulius ir jo kolega Artūras neketina taip lengvai paleisti savo varžovų. Vaškelis. O nuspėja dabar Paulius varžovo sumanimą, bet ištrauk. Bekiš kamuolio nebepavyko. Na, tokį Vaškelio vinį neutralizuoti labai sunku. 16-14. Edvinas su kamuoliu. 5 taškai skiria jį ir Artūrą Vincelovič nuo pergalės pirmajame etape. Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionato starte Bekiš šįsyk Fortuna atsuka Artūrai nugarą. Ir jau 3 taškų atsargą turi Vaškelis su Artūr Vincelovič. 17-14. 4 taškai iki pergalės pirmajame etape ir iki reikalingų reitingo taškų. Turint iliuzijų dėl patekimo į senojo žemyno čempionatą, į liniją dabar smūgiuoja Artur Bekiš, 15-17. Artur Vincelovič, šalia skrieja kamuolys, 16-17, ne, niekas nelietė kamuolio. Dar vienas Paulius Matulio padavimas, dar kartą į 6 zoną. Vincelovič, kamuolys aikštėje, 18-16. 3 taškai skiria nuo pergalės Vincelovičių ir Edviną Vaškelį. 18-16. Mato dabar Vincelovič, ką jam rodo Vaškelis. Planeris į 5. Bekiš iš kairio atakos krašto. Ten Vincelovič pats išeina į puolamąjį. Ir kala dar vieną krosą į varžovo aikštės pusę, 19-16, dar vienas pasikeitimas. Visus kozirius savo rankose turi Vaškelis su Vincelovič. Na, dabar tokių fokusų mes turbūt nematysime. Kuomet padavimo metu kamuolys smūgiuojamas aukštai virš tinklo, Vincelovič planeris į 6, ten Bekiš iš kairio atakos krašto, liečia Vaškelis, varžovo smūgiuotą kamuolį, 17-19. Bet, Paulius ir Artūras dar tikrai nededa ginklų. Maždas atsiliekime iki 2 taškų, 19-17. Bekiš planeris, čia Vincelovič eis iš 4. Bekiš dar kartą krosas, ne, į liniją smūgiuoja Artūras. Nesėkmingai Vaškelis pakelime ir dar vieną tašką pralaimi. 18-19.
vienintelis Na va. Vaškelis, 19-18. Vaškelis pakilime sužaidė nesėkmingai. Ir variantas, kad sulauksime trečio seto, yra realus. Dar vienas planeris į 5. Šįsyk Vaškelis sėkmingai žaidžia pakilime ir uždirba savo komandai pirmąjį match pointą. Taigi, eilinis sėkmingas Artur Vincelovič. Match pointą dabar turi Vaškelis su Artur Vincelovič. Vaškelis padavime, Bekiš apsigina puikiai Artur Vincelovič ir deda tašką šiame mače bei deda tašką pirmajame Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionato etape. Kągi, jame 21-13 ir 21-18 iškovoja pergalę, uždirba reitingo taškų ir jau po 2 savaičių Kaune Nemuno saloje šiai porai reikės ginti nugalėtojų titulą ir taip pat pabandyti rinkti taškus. Finalininkai, atsipūskit, atsigaivinkit, netrukus grįšime, žiūrovų taip pat kviečiu neišsilakstyti ir paploti prizininkams. Na, o Delfi televizija baigė šią transliaciją, su jumis buvau aš, Žilvinas Aleksandravičius, palieku jūsų nugalėtojų apdovanojimų ceremoniją, ačiū, kad buvote su Delfi televizija, likite ir toliau su mumis, gero jums likusio savaitgalio.
Ok, mes lyg ir pasiruošę. Kviečiu visų pirma sportininkus, prizininkus šio turnyro. Tiek moteris, tiek vyrus. Prašau, užsirikiuokit čia už galinės linijos. Oho, kiek daug sportininkų. Sveikinu nugalėjus, ponai. Sportininkai, čia kviečiu. Užimkit pozicijas, prašom. Kur merginos? Merginos čia. Ko mums trūksta? Taip. Taigi pasinaudodamas progą, kol įjungsime filmavimo funkciją ir galėsime įamžinti visus atletus šiandieną užėmusius garbingas vietas šiame pirmajame etape. Aš noriu padėkoti žiūrovams, kurie patikėjo mumis ir pasirinko šeštadienį praleisti su tinkliniu. Atvyko čia prie Baltojo tilto. Ir mes tikrai tikimės, kad jums patiko. Ačiū. Tikrai ne paskutinis kartas. O dabar pradedame oficialią dalį. Didelis ačiū mūsų teisėjų ir sekretorių komandai. Su vyr teisėjų Aurelijum Zuoza prieš akiją. Plojimai jiems. Belieka pradėti dalinti prizus. Pradėsime nuo moterų ir trečioji vieta. Gausūs jūsų plojimai Viltė Makauskaitė ir Ieva Kazuraitytė. Trečioji vieta. Prizininkės apdovanoja Lietuvos tinklinio federacijos prezidentas Darius Čerka. O taip pat Alisa. Plojimai Alisai. Šaunuolės merginos. Antroji vieta šiandieną ir į priekį kviečiu Ievą Vasiliauskaitę ir Gerdą Grudzinskaitę. Sunkūs medaliai ant kaklo ir mūsų rėmėjų įsteigti prizai. Be abejo, fotografijos atsiminimui. Šaunuolės merginos. Plojimai dar kartą Ievai ir Gerdai. O šiandieną stipriausios, geriausios, greičiausios, tikriausios buvo Agnieška Paškevič ir Jekaterina Kovalskaja. Pirmoji vieta pirmajame etape. Puikus
sezono startas, puikus nacionalinio sezono startas, šaunuolės merginos. Nugalėtojoms žvilgančios taurės, rėmėjų prizai, sveikinimo žodis iš Lietuvos tinklinio federacijos prezidento. Sportininkai, neišsibėgiokit, pasidarysim bendrą nuotrauką. Dar neskubėkit. Okei. Judame. Trečioji vieta. Trečioji vieta vaikinai. Pamečiau sąrašą. Marius Malinauskas ir Albert Tomaševič. Atleiskit man. Puikus vaikinų žygis iš tikrųjų. Nugalėjo daug labiau patyrusius varžovus ir manau, kad trečioji vieta tikrai pelnyta. Ir tikrai yra jiems ko džiaugtis. Taigi dar kartą plojimai Mariui ir Albertui. Trečioji vieta pirmajame etape LTF Open powered by Delfi. Na ir ką tik pasibaigęs vyrų finalas. Buvo tikrai malonu pažiūrėti. Gražus sakė tinklinis. Šį kartą antroji vieta atitenka Pauliui Matuliui ir Artūrui Bekiš. Šaunuoliai vyrukai privertėt jaunimą paplušėti aikštelėje. Šį kartą pritrūko. Manau, bus progų revanšui tikrai. Sveikinimai ir dovanos. Puiku. Negailėkit plojimų. Paulius Matulis ir jo kolega Artūras Bekiš. Ir geriausi iš geriausių. Šiandienos super komanda. Pirmoji vieta Edvinas Vaškelis ir Artūr Vincelovič. Galingas ir kai reikia užtikrintas žaidimas. Atpildas už tai. Taurės, medaliai ir pirmosios vietos prizai. Super vyrukai, taip ir toliau varykit, nesustokit. Lauksim jūsų sekančiuose etapuose. O dabar tikriausiai kviečiu visus bendrai nuotraukai. Mūsų teisėjai, sekretoriai, žaidėjai, po to, kai visi sumuš 5, sustokite gražiai ir įsiamžinkite. O tą pauzę aš užpildysiu padėkodamas mūsų rėmėjams. Taigi, šiandien sportininkus gaivino natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Prizus įsteigė Terra Sport ir ASICS.
su apdovanojimais padėjo sportcup.lt. Taip pat apdovanojimus įsteigė Grožio akademija, o sportininkus aprengė puikiais gražiais marškinėliais Adikopas. Tikriausiai nepamiršau nieko. Kredit 24 LT, pagrindinis federacijos rėmėjas ir tiesioginės transliacijos dėka jų. Ačiū Jums, antrasis etapas, lygiai po 2 savaičių Kaune, Nemuno saloje. Važiuojame į Kauną ir registraciją į turnyrą pradėsime darbo savaitės pradžioje. Iš Kauno judėsime į Klaipėdą, iš Klaipėdos į Rokiškį ir pirmosiomis rugsėjo dienomis grįšime čia į Vilnių finaliniam etapui kartu su tinklinio naktimi. Dar kartą ačiū visiems, dėkoju savo komandai, šiam sportui, dirbom kiek galėjom, dirbsim, tikėkimės toliau. Ačiū teisėjų brigadai ir ačiū tiem, kam pamiršau padėkoti.